Labą dieną visiems. Šiandien baiginėjau arimą, lyga paskutinis važiavimas. Galvojau, užtruksiu trumpiau, bet dar visokių kemsynų radau. Dabar 2 valandos, tai va nuo 8 iki 2. Bet aišku, ilgai prasižydžiau ant tokių kemsynų. Platinausi. Reiktų viską išpjauti su kiraviniam lėkštėm. Ne su kiraviniam, bet su pelkiniam. Būtų labai gerai va tokie va visi reikalai susitvarkyti. Aišku, čia durpynas yra, bet nesvarbu. Susitvarkytų ir melioracijas neužkišinėtų ir tvarkingiau būtų. Ir taip yra su pelkiniam lėkštėm darbo nemažai. Aplink kiekvieną pagriovę važiuoti. Dar ir laukuose ir tokių kemsinėlių visokių atsiranda. Su jom labai puikiai įsidirbtų tokie reikalai. O čia va visą kampą tokį suvariau. Aišku, dabar čia baisiai atrodo, bet prasilygint. Gal dar su lėkštėm reiks atvažiuoti, pačerčkuoti. Ir viskas pasisės. Ir daug bus tvarkingiau, nes čia būdavo toks kampas nepatogus visiškai dirbti. O dabar visai normaliai. O čia va matas irgi, kur, aišku, per kamerą gal nesimato. Vanduo stovėdavo čionai, irgi krūmai buvo tokie patys kaip čionais. Bet išdirbom ir visai normaliai. Ir taip, realiai, kiekvienais metais reiktų su pelkiniam lėkštėm apvažiuoti lauką visą ratu. Nes su fokusu gaunasi, kad pakraščiuose daugiausiai kemša, ten tokia lėkštė yra kaip tik. Ir gaunasi, kad po biškį tie laukai siaurėja. Kad ir atrodo išdirbi iki krašto, bet vis tiek važiuoju, užkemša, siaurini tą lauką ir per kelis metus susisiaurina. Jau baigta. Pasistatom vertikaliai plūgą, užsisukam kranus. Čia šiaip gan gera sistema. Užsisuka kranai, galinį ratuką galima dar važiuojant reguliuoti. Būdavo ir va čia va kraniukai. Galėdavau užrakinti ir ratą. Bet tie kraniukai, jeigu per kokius krūmus palei pagriovį ardavau, juos užsukdavo ir arimo metu nervuodavo. Tai nulūžo paskui jie ir dabar taip labai gerai. Jeigu dar ilgesnis būna 8 korpusų, tai iš vis, man atrodo, gerai, kai vairuojasi galinis ratukas, nes kartais ir transportą reikia pavairuoti. Šiandien turim penktadienį, važiuoju su pusantreku, susidėt bordus į tralą, bandysim krautis trąšas, rytoj pajudėti su sulfatu. Planavom važiuoti mėšlą kratyti, bet laukai šlapoki, nusprendėm važiuoti sulfatą berti. Pusantrekas kaip priklauso, saugiklinė. Tvarką reikės padaryti cheminį, dar nedarėm po žiemos. Pasidarys cheminis, bus kaip naujas. Užsipumpavom dar iš ežerėlio vandenį, pasidarėm, kad dar čia varva, matau. Reiks paveržti. Bet čia tas šlangas mažas diametras. Tiksliau to mažas diametras, to didesnis, tai sunkiai užsispaudžia. Bet reikės vandenį dar perspausti. Purkštuvėlis irgi beveik paruoštas, dar reikės membranėlės kai kurias pasikeisti. Dabar vandens prisipyliau, prasibandyti su vandeniu, nes yra kiaurų tikrai membranėlių. Pasižiūrėti, ar neužsikišę purkštukai. Toliau membraninį siurblį pavyko susiremontuoti. Marius labai padėjo iš audrokėstos visais klausimais. Ten buvo, galvojom, kad vožtuvas, bet pasirodo, laidas buvo nutrūkęs, tai gerai nereikėjo vožtuvo keisti. Marius dar pakeitė tepalus, filtrą, kūro. Daugiau nieko ir nekeitėm. Nei kabinos filtrą, nei oro filtrą įsipūtėm. Dar šiam sezonui bus viskas tvarkoj. Dar buvau įlindęs į bačką purkštuvą. Tai ten, kur yra tie apiplovimo purkštukai, tokie, kur besisunkantis. Visus buvau atsisukęs. Ten būna pagauna nuo mikroelementų tų maišelių, kai būna pagauna tos plevelės. Ir jie užsikišę beveik visi buvo. Dabar įsivalė, tai turėtų geriau plovimą vykdyti. Bandėm susitvarkyti navigaciją, geometriją, nes pasileidus RTK turi netikslumą apie 1,5 metro, kas anksčiau to nebūdavo, važiuodavo realiai, galėdavai su vairavimu purkšti, jeigu technologinės pats pasidaręs
būdavau. Bet dabar kažkodėl tai problema yra su tuo reikalu, tai bandėm jungtis, bet nepavyko. Na, iš tikrųjų nieko baisaus, dabar nėra labai aktualu, bet kai purškiu pakulimą pabiras, yra aktualus reikalas, nes tada pasileidė RTK vairavimą ir važiuoja. Pasimatuoju nuo žemės aukštį. 9,4 turi būti galas, priekis 9,1, 9,2. Limiterį nuleidau. Pasibandysiu važiuoti, pasižiūrėsim, ar ant kelio labai daug nebarstam. Žiūrėsim, kas čia gaus. Važiuosim į sausiausius laukus pirmą dieną. Kviečiai šitaip atrodo. Čia po rapsą. Kokie gražus vakarai, jau pasilgta jų. Lasiukas. Nu bandom, žiūrėsim, ką turėsim. Taip, einam link pakraščio. Nes atrodo iš kabinos, kad nedameta. Bet iš tikro matau dametą. Ir idealiai dametą. Net ant kelias kruopas yra. Tai reiškia, su limiteriu viskas gerai. Viskas tvarkingai. Dabar reikia apsivažiuoti ratą. Ir tada žiūrėti, ar sumeta tarp technologinių. Šiaip sulfatą pirkom geresnės kokybės. Vien dėl to, kad ir dėl to sumetimo. Nes buvom kažkada nusipirkę smulkios frakcijas. Su juo buvo problemų. Su 24 metrais. Atrodo ir vėja nebuvo. Bet vis tiek sunkiai sumetė. Kai būdavo, barstydavau su 24 per 2 kartus. Nu, tarpsme, barstydavau 24, traktorius damesdavo iki kitos technologinės. Tai per 2 kartus, per 2 sluoksnius susidengdavo. Aišku, gal reikėtų, jeigu taip tiksliai pasižiūrėti su indukais, indeliais specialiais. Bet tokių dalykų neturiu. Manau, dabar dar biškelį padidinsiu plotį ir bus gerai. Vėja nėra šiandien, rytoj rodo vėja, o čia negerai. Nu, pirmam lauke, kaip visada, pilna nesąmonių. Apsivažiavau lauko, galvau, ribą užsidėsiu lauko. Pabėgo kompas iš vis, dingo ir lauks, ir nei ribos, nei lauko. Tai gavosi, kad paskui su išjungtų barstytuvu, nesu išjungtų su nulinė norma, turėjau dar kartą aplink lauką važiuoti aplink, kad žinotų, kada išjunginėti. O dėl suskleidimo pasididinau biškelį kardaną greitį ir menteles sudėjau, kad plačiau skleistų. Dabar, kai vaikščiojau, vienas kitas grūdas jau yra numestas iki kitos technologinės. Tai labai viskas puikiai turėtų būti. Tralo dar baiginėjau pasikrauti. Paskutiniai 2 maišai. Dar porą įmetu į barstytuvą. Gerai, šitie maišai nereikia rišti, iš karto išrišti. Sutaupo laiko, nes kai ta plevelė būna iškrenta, nervuoja, reikia pririšinėti. Čia jau iškart pririšta. Tas biškį palengvina darbą. O nepraplėšti, jau praplėšiau. Kai nervina. O taip ir būna, kai filmuot pradėti. Po 2 maišus kroviau anuot, turbūt tarpai biškelį lyg. Sunkiau įsispaudė. Pajuda visa hebra, pusantrekas išeina. Buvau dar į vieną lauką nuleikęs į rapsą. Dar biškį pasikalibravau. Atrodo, limiteris galėtų būti biškį žemiau. Bet tai nieko. Biškį apsukas važiuojant pirmą ratą reikia pamažinti. Ir bus čiki. Diena įpusėja. Turim pasidarę 210 hektarų. Iš tikro dabar kviečiam duodu po 100 pem. O rapsui po 200 pem sulfato. Miežiam ir pietrugiam. Irgi po 100 pem. Važiuojam per visus laukus, tiesiog iš eilės. Šluojam ir viskas. Barščiau lauką kalnuotą, molingą. Molių drėgmės jau nėra. Aišku, yra vietų, kur ratai prasisuka. Bet manau, viskas normaliai. Planas yra per 6 dienas apsibarstyti. Pirmadienį rodo lietų. Tiksliau iš sekmadienio į pirmadienio naktį rodo lietų apie 5 mm. Būtų visai gerai tas lietutis. Traškai patirpdyti. Iki lietaus neišeis pasibaigti visų hektarų. Manau, liks dar trečiadienį, ketvirtadienį. Pasibaigti su sulfatu visą ratą. Ir tada šokti su kasu. Su kasu irgi važiuosim
visus laukus iškart, nežiūrėsim, iš eilės varysim ir viskas. Pusantriakas savo darbą dirba, kaip priklauso. Dabar barstau lauką, kur yra pasėta veislių kolekcija. Labai gerai matosi, kur daugiau lapų turėjo, kur mažiau, kur daugiau nuvyrintas. Iš šono atrodo, kad vos gyvas, bet viskas tvarkoj. Šerdis gyvas, leidžia žalius lapelius. Va ir sleniukai ir tie gyvi. Tai iš šono va, taip labai gerai matosi veislių skirtumas dabar. Dienelė eina į pabaigą. Langai purvini, apnešė dulkiam. Barstytuvas irgi visas baltas. Pats irgi ne pačios geriausios kondicijos. Nes vis tiek, kai maišą prapjaudinėjau nuo barstyklės, apsivarau tom baltom dulkiam. Rytoj važiuosim į truputį tolimesnius laukus. Pasikrausim fūrą, nes ten rapso nemažas kiekis yra. Greitai išeina tos trąšos. Su fūra bus paprasčiau, mažiau važinėjimų negu su pusantriaku. Ir dar būna strigimas, su pusantriaku nespėja nuvažiuoti pasikraut grįžti. O kai bus fūra, pusantriakas irgi pasikraus, su fūra parlėks, bus labai viskas sklandžiai. Dieną baigiam 8 vakare, padarėm 400 hektarų, pradirbom grinai 10 valandų šiandien, po 8 dėjom. Ir reikia tikėtis, jeigu rytoj pavyks tiek padaryti, tai jau visai neblogai būsim apsibarsti. Berniokai kraunasi fūrą. 2 Jakubėlių maišų reikia. 2 maišų reikia. Ok. Barstyklė balta. Nesimato net spalvos. Reikia eiti pasiimti navigaciją, nes vienas laukas nėra technologinių. Įsivažiuoti reikia su navigacija. Kvietrugiai po kukurūzą sėti spalio vidury kažkur tai. Vos ne tai, kad daug geriau atrodo, negu kiek rusėti reikiama data. Tik tai akmenai čia nerinkti šituose laukuose, bet nei pelėse, nei pašukimo viskas idealu. Na, aišku, norma čia buvo didelė, bet sėja galima vėlinti. Dideliuose laukuose daveža su džeisybu, kad nereiktų grįžinėti į tą pačią pusę. Atvažiuoja daveža labai patogu, aš tik iš technologinės išvažiuoju, iš karto įsikraunu ir įsijungiu navigaciją, gazas ir viskas, važiuojam. Miežių durpynai atrodo taip, jau iš tikrą atsigaudinėja, galvojau iš vis bus plika, čia va irgi toks durpinėlis. Įjungiu, išjungiu, taip vietom, kur geriau biškį užmetu, arba mažesnė norma. Šiaip miežiai, ta prasme, kur nedurpynas, tai gražiai atrodo, viskas tvarkoja. Ir va ten va didelis durpynas yra pašalęs. Čia va tas laukas, kur buvo labai nuvalgytas žvėrių ir ištryptas, mažesnę normą užmečiau. Bet šiaip galvojau bus blogiau. Jau eilutės matosi, aišku yra tokių pavalgytų, bet visai neblogai. Dar kvietrugių lauką turiu, ganėtinai, kuris prastai atrodo. 33 berods hektarai. Labai prasta forma ir kvietrugiai labai prastai atrodo. Dar stulpų va čia va daug yra ir durpynų gal kokie 4. Tikrai laukas ne kažką. Kai pradžius galimėtų bandyti prakėt, bet neturiu ekologinio akėčio, galimėtų bandyti su ražieniniam sumažinus. Nes va čia va tokios, nu dar yra biškelį gyvasties, bet čia nieko gero nebebus. Va kokia graži lauko forma. Ir dar kaip minėjau, balų pilna ir stulpų. O dabar važiuoju į paskutinį lauką, esantį netoli bazės Taujienose. Ir bus visi laukai čia padaryti. Lieka Lėnas netoli 100 hektarų. Jeigu nieko nepraleidau dar, reikės pagal GFace'ą susitikrinti. Lieka Lėnas ten 100 hektarų. Matysim, jeigu daug neprilės,
Marius nuvažiuos, rytoj padarys. O jeigu gausim lietaus, tada antradienį pasidarysim, nes rytoj pats važiuoju į Kauną, turiu kolį anglų. Tai va dar laiką bus išmokt, su tamsa negrįšiu. Pasidarėm per 2 dienas, gausis 815 kažkur hektarų, nes čia apie 16 hektarų laukas. Na ir va, išbarstėm beveik 100 tonų. Tai galit paskaičiuoti, padauginę iš 285, kas čia gaunas pinigais, kiek išbarstėm ant lauko. O taip atrodo miežiai. Čia pasėti kas 15 cm, yra laukų, kur pasėta kas 30 ir iš tikrųjų gan neblogai atrodo tas kas 30. Matysim, kaip pagal derlių bus, bet dabar tai geriau atrodo, kur pasėta kas 30 cm. Klasiukas atlaikė neblogai, barstyklė labai graži, labai gražiai atrodo. Šiaip barščiau kviečius, visus javus apie 25 važiavau greičiu, o rapsą 20, nes rapsas didelę normą nebespėja barstyklę išdozuoti greičiau važiuojant. Šiaip vėjas buvo abi dienas, ganėtinai nemažas, bet sudengimas visai neblogas. Dabar reikia tikėtis, per daug lietaus negausim, kokius 5 mm būtų super. Palyginus su praeitais metais, yra sausa laukuose ir drėgmės tos nėra per daugiausiai. Dėkui, kad žiūrėjot, lėkiu pabaigt lauką ir važiuoju į Kauną laikyt kolę. Iki. Negaliu neparodyti, ant kiek gražiai gavas. 5 kilai liko, dešinys tuščias, laukas grinai pasibaigė. Visiškai neskaičiavę. Tralas pasibaigė ir laukas grinai pasibaigė su trąšom. Pasisekė. Grįžau iš Kauno, per naktį į rytą prilyja 2 mm, trąšom ar gali būti geriau, abejoju.